Ai, tarp kitko mes dar nesisveikinam. Jeigu ką, mes esame tik ir nieko trasai, kaip matot. Ai, iš čia per kvapai. Įdomu, ar į bobinas neprivarėm vandens. Cypukai kažkokie atsiradę, negeri. Turim problemą. What the fuck? Kažkas blecha mucha negerai. Nelabai suprantu. Nesupratau. Vieną škart šovė gerai. Pau! Dėl ko mes tai darom? Sukalbėsim užsimą šiandien, sveika Marija. O taip žvakę mes laidojam. Mini krosavai. Pusryčiai sportiniai. Tau imu, nes mažiukai. Tau bus gerai. O sau reikia didelį jum tokį su kumperiu ir su jūriu, bet nenori. Pafilmuok mūsų mechaniką. Nauja jį. Best Swift viskas firmiškai apsirengęs. Tvarkingai, gerai žmonėm reikia jau nekukliai atrodyti. Net pirštinės pasiėmiau savo. Važiuojam. Simai, kada kilė šiandien? 3 kilau, 3:30 į mašiną ir va mes dabar po 5, 5:30 jau Panevėžy. Nuvažiuosim kažkada. Eik, sėsk, važiuojam, nėra laiko. Good morning. No, not Kęstutis Telmentas, Simas Kvietkauskas. Kur pirmiausia dar reikia? Ai, Vau. Palikau magą įjungtą. Pradėk klausai. Ir gera pradžia pusę darbo jau. Tepalo kvapo tai labai. Iš čia per kvapai. Gali būti ir vandens dar žinok, čia prikso per kelionį. Ai, nu jo, viskas švarta. Tik pat įdomu, ar į bobinas neprivarėm vandens. Cypukai kažkokie atsiradę, negeri. Tiek pasistumdžiau priekį, nusivalgiau senus gumos gabalus. Tai ką, pirmas startas, prasideda treniruoti. Tai reikia žiūrėti, kiek čia spėsim padaryti. Pirmas važiavimas bus solo, o paskui visi tolimesniai jau seks poriniais. Jau šildysiuos aš. Tai tikslas bus pasišildyti priekį dar šiek tiek ir susišildyti galo faktas. Oba. Turim problemą. What the fuck? Kažkas blecha mucha negerai. Nelabai suprantu. Bet nesupratau. Ko nepajungiau? Teplo yra. Ar nebus, kad jo per daug? Nesupratau. Nesuka variklio. Nelabai pagaunu kampą. Pirmą kartą toks bairis. Opa, negerai čia. Šikna. 12 seconds later. Pasitikit tralistą prie vartų.
Eik, tu načius, nu. Nelabai pagaunu, kame reikalas. Kurą užpylė, kurą, kas čia, blėt. Oi. Va toks mano šiandien pirmasis startas. Startuojam. Tik atbulom. Ava. Nu bent čia pamatysi dabar, kad čia naugaus zona yra. Ten dvi linijos, okei, tada čia persimetimas. Persimetimas čia klipas paimt. Tada kažkur ten turi būti Ava, čia priekinis. O čia priekinių ratų ir ten toliau galinis. Okei. Daugiau mažiau kaip ir aišku. Grįžtam į pit zoną. Ir žiūrėsim, kas čia atsitiko. Vaizdas kaip užpiltų žvakės kurmi, nes dar bandžiau kurt, kol vieną škart šovė gerai. Au! Žvakė žiūrėt lauk. Jaučiu, nes aš nelabai daugiau suprantu, kame, kas gali būti. Nes toks vaizdas, kad net pradėjau šįrį kažkaip lyg dreilint, atrodo, kažkas lyg norėtų, bet žinai, aš ant tokio ant pusės gausiu. Skara čia vandens pabinosi. Visko gali. Jau čia reikia sut lauk žiūrėt. Nesuprantu, čia. Čia smagiausia bus. Kas tai? Prilys prie tų babinų. Bet nieko, jam per daug nėra. Ar tu nori tipo išsisukt visas? Išsisuk ten dabar tas galinės. Šitas pasižiūrėtas. Išsuk žvakę pažiūrėt ar užpilt? Neaišku, žinai, kas užpilta dabar. Gal ten užpilta? Gal ten. Ten užpilta prisimumo. Tiesau tiesiog šilčiaus ratus. Ir viskas. Ir suku nieko. Toks kompresija suka. Toks lyg suka, bet nenori. Kažkaip nelabai pagaunu. Benzinu jau neužsieja, ką čia cilindrų. Tai va, gali būti. Dabar turim masę ir sukam lauk babinos. Reikia išsisukti ir jaučiu žvakės išsisukti. Žinai ką, paskutinės reikia, nes bus šitos problema greičiausiai. Bet aišku, aš net nežinau, čia toks vaizdas, kad visas reiktų išsisukti ir... Tai jau čia sukt visas. Vieną, antrą ratą, trečią ir toks lyg reilim, bet žinai, ant pusės gaso ten būna visokių tų garsų. Tada lyg spusteliau daugiau ir užkėsau. Sausa. Sausas. Vienam kitą pusę. Yra buvus tokia bėda, buvo pastrigę kompikai. Kompikai pastrigę. Negali būti. Bet vienai dirbo šiai. Dirbo ir supranti, toks vaizdas užgriežtų. Nes aš pradėjau šildytis, sukuosiu. Matęs 3-4 pitaką kompaktas. Garsas, bet žinai, kaip pusė gasų, čia visokių garsų ir tada pystelėjau daugiau gasų. Ir tada sukčiau. Arba užliesino ir stumas, arba... Fainai sukasi, yra rakčiukai visą atneška. Opa, Gero. Lūžo voštuvas? Lūžo voštuvas? Suka, tai kad kompresijos nebūtų. Jo. Tararaika. Arba voštuvas, arba tarpžėdis. Ai, galėjo išspjauti viską. Kavos šildymo zonoje. Dėl to ir sukasi. Dėl to ir sukasi, nes jau praleidžiu. Kada kantrybė baigsis ir kalkiena.
kaip. Žiūrėt viską. Blogai. O tako. Naujos žvakės įsukimas nebepadės. Reikia, žinai, iš hado kokio revitalizanto. Čia reklama dabar? Keramiko. Ne, nu galbūt padėjo. O yra kokios nors voštuvų keramikos, kad Užklijuotų tą lūšus, žinai. Ką veikti? Imsim afę, mašį. Euroviziją žiūrėt. Legendarinį. dar toli kitos Eurovizijos. Eisi, gal kažkaip drift taksi praveš, vis tiek viską turiu. Gal iš kur naują švakę? Sukam ir vėl. Tai jau ten viduj viskas, bus ir voštvai nulenkti, viskas ten jau bus padaryta. Jo. Tumas. Ai, dar čia taip pames, kad jis net nenukritęs ant žemės. Tai ją reikia įdėti atgal, karočią. Čia padės? Ir užtursi. O, bandom dėti ir sukam. Ne, tai reiktų gal mažą tą. Gal čia žvakė tik nuskilo. Ką kėbulas pametė? Variklį. Eina, na. Iš pat pradžių galvojom. Čia ne tą rodį, čia gerą rodį. Ne. Jau nebegerai. Ne, skamba tai labai blogai. Bet kaip sakai, ar tarpžėtis, ar voštvas nutrūko? Mes galvom, kad labiau gal tarpžėtis. Nes kad šitai galvai nutrūktų voštvas, tai vėl nežinau. Palinkėsiu tarpžėdžių. Būtų geriau, bet su tokiu vaizdu. O tu girdėjai kažkokią kantinką? Tiesiog duoj. Ai ne, arčiau, čia, blepa. Turit gal galvą? Oi. 4 litrą? Blet, įdėjom. Ta, bet šitą kažkur yra. Ištirpo arba gavo smūgelį. O kameros neturit, aišku, Ne. Man tai buvo ant stendo. Su siurbliu išsiurbėjom viską, kas ten viduje deda važiuoja. Nes ir sukant kompresijos nėra. Ir suplakė viską, ir dabar per stumą, žinai, į tepalą pučia, arba... Aišku bus. Ir bus suplakti ir voštų. Jo, viskas. Naują įsukom galvom. Besišildo. Vėl. Šiaip tai dar spėtų turėt galvą. Ai, kvalą šiandien daryti. Šiandien. Antrą. Tai ką tu čia? 4 valandas. Tai nėra net tiek. Bent žinai, sezono nepradėjau realiai. Tai negaila, nė taškų nieko nėra. Įsipėm, dėl ko mes tai darom. Dėl ko? Dėl pramogos. Ai, nu jo. Na taip va. Oi. Na taip va, žvakę mes laidojam. Ką veiks? Ką čia veikt? Viešbutį dar anksti dar neįleidžia, tik nuo 2. Tai važiuosim. Ką čia veikt? Nebent pernakvot viešbutį, ką žinau, kad jau sumokėtas. Ai, tarp kitko mes dar nesisveikinom. Jeigu ką, mes esame tik ir nieko trasoje, kaip matot. Mūsų pirmasis šiandien yra Lietuvos drifto čempionatas. Kaip matot, šiandien oras gan geras, turėsime treniruotės ryte. Ir paskui 2 valandą jau seks kvalifikacija. Tai turėsime 2 važiavimus grupių, tai kokį 4 važiavimai gal gausis ir po to kvalifikacija, kurioje bus aišku, ar važiuojam namo, ar toliau keliamės į rytojų. Bet pala, mes turbūt nevažiuojam niekur. Bet važiuosim už tai namo. O, nu jau matėt, man nėra čia ką man rodyti. Nu bet va, pradžią bent padariau intro, o matai? Sukalbėsim užsimą šiandien, sveika Marija. Va taip va. Reikia persirengt, iššūdinsiu visą jau. Iššūdinau. Vėlai, subscribe. Jo, na ir šiandien tada kaip ir viskas. Neda kažką papysdėlint reikės. One eternity later.
Simai, ko tu ne Latvijoje? Nes namie. Kaip matot, grįžo namo šiti moliai. Čempionai, ne moliai. Nes mano lygis pro. Kaip matot, mano lygis pro. Vat šitą variklį, kad nebuvau padaręs, jisai buvo per daug arklių būt buvęs, bet tam matyt pritrūko ir žvakė ištirpo nuo daug matyt arklių, gal buvo per didelis sukibimas padarytas. Bet kitą kartą darysim mažesnį sukibimą, kad lengviau mašina galėtų suktis ir netribdytų žvakių arba vožtuvų nekaltų, kad babina nuo smūgio, kai šauna, tada gaunasi razdanas ir skyla bloko dalies atšvaitinis kampas ir gali būti, kad nuo to žvakė nutirpsta. Tai dėl to sukibimo per daug gali būti. Bet mano lygis pro, kitam kartui mes šį pasidarysim ir tikrai gerai važiuos. O dabar galim šitą pro lygą mašiną, kuri street lygai biški per silpną, per lėtą tiksliau, galim stumti į garažą. O, blecha mūcha. Bet mano lygis pro. Važiuojam. Gerai. Sustojam, kad neišdaužt kažko. Va, tai va. Negalima. Taip, mūsų Ryga ir baigėsi neprasidėjus. Kaip matote, turbūt dabar aš taip net galvoju, per mano šie metai yra jubiliejiniai 10, nuo kurių aš pradėjau važiuoti. Ir taip gerai pamąsčius, turbūt tai yra pats trumpiausias mano etapas. Neskaitant pernai Estijos, bet ten faktas, kad vis tiek važiavom, nakvojom, dar vis tiek buvo ilgesnis, nes dar gavau iš Sandros mašiną pavairuot. O čia vapšė, tiesiog šiandien ryte kilom 3, nuvažiavom į Latviją, nusikrojom mašiną, užsikūrėm, praėjom techą, viską pasidarėm kaip priklauso, apsisėdom, apsimuturiavom visą ekipiruotę, nuvažiavom prie starto ir tralas parvežė mus namo į pietus. Tai va taip, žodžiu. Spėjimas toks, greičiausiai vožtuvas trūko. Dar bekurinėjant, kai glušius, faktas, kad viską sutryniau dar labiau. Tai va dėl to ta žvakė tokia gavosi. Faktas, kad tas cilindras susiplakė ten visas. Taip galvoju, išardžius nesužinosim, bet spėjimas toks. Kodėl kūrinėjau? Nes galvau, gal užliesiu nuo kūro, užpylė velniš. Būna visko. Tai va. 3 etapas būtų šitam varikliui buvęs. Pernai, kai po Estijos susirinkau, tai pravažiavom 2 etapus. Ir viskas. Baigėsi. 2 etapai. Varikliai laiko tik 2 etapus? Nelabai. Ar baigsim iš viso sezoną? Gal. Bet viskas priklausys nuo jūsų. Jeigu prisidėsit prie Contribui, paremsit mane pirkdami gražiai atributiką, gal ir važiuosit. Faktas, kad rankos šiek tiek nusviro. Gaila. Sezonas baigėsi realiai neprasidėjęs. 2 metais. Tad ta gaida. Visi paspauskit laiką ir koks šitas video gavosi. Pakomentuokit, pasubscribinkit kanalą ir šiam kartui atsisveikinam ir iki kito.